Sveiki visi, taigi pas mane šiandien yra mašina Italerio Fiat Mefistofelė. O dabar kuo jau ypatingas šitas mašiniukas? Na, iš modelisto pusės ypatingas tai yra to, kad čia yra 1:12 mastelio mašina. Tai realiai tas mastelis, kuris man patinka pas mašinas. Apie patį šitą Fiatą, tai čia yra rekordo savininkas, kuris dabar nepamenu, bet liktais 1924 metais pasiekė greičio rekordą, kuris buvo virš 230 km/h. Įdomus dalykas apie tai, kad šį aparatą veda lėktuvo variklis. Tai yra Fiato variklis, kuris sudaro 21 706 kubinius. 21 litro variklis. Siaubas. Ne, dabar Italeris čia yra vis tiek Italeris. Jisai čia mums rašo, kad čia yra unikalus technologijos ir tikslumo modelis. Virš 500 detalių gali būti surinktas pusiau su varžtais, atsidaro kapotas, labai detalus variklis, veikiantis vairas. Na, čia šiaip tokie standartai tokie modeliai, bet Italeris čia jau labai pasigyrė. Dabar, kodėl, sakykime, aš taip čia ironiškai šiek tiek žiūriu į šitą Italerį? Na, dėl to, kad čia yra baisinė malka iš tikrųjų, nes tai yra labai senas modelis. Šis modelis buvo išleistas 1975 metais. Kas kaip Italeriui konkrečiai, tai čia iš vis turėtų būti viskas krivių kapota ir negeriau. Jisai buvo atnaujintas naujom detalėm 2014 metais, kurį variantą aš čia ir turiu. Bet aš nemanau, kad Italeris kažkuo daugiau pasistengė pakeisti. Taigi, pažiūrim, kas yra viduj. Dabar dėžė atrodo taip, čia dar buvo dar vienas priskirstimas, kad neskraidytų šitą dėžutę, bet aš jį išėmiau, kadangi man jisai šiek tiek trūkdė kitiem reikalam, bet tai nesudaro didelio skirtumo. Bet va, ką mes turim dėžėje. Tai turbūt labiausiai ir kliūva štai vat ta dėžė ir visa kita, kas yra čia. Taigi per daug netidėliojęs, rodau viską iš arčiau. Turbūt pradėsiu nuo gerų dalykų, taigi prisiartinam ir pasižiūrim. Turime padangas. Padangos čia yra kaip padangos, jos nieko neypatingos, liejimas yra Italerio standartinis nuo kampų, pasilikę yra jų gabalai tų padangų išliejimo, tai per daug negaliu čia pasakyti kažko blogo, jos yra nei detalės, nei ne, bet tos padangos tų laikų buvo labai paprastos, tai čia nėra ką apie jas ir pasakyti. Minkštos, geros, tikros padangos, sakykime taip. Bet visas įdomumas ir amžius yra ant linių, o tai yra štai čia. Italeris uždėjęs vakuumą ant šito kėbulo. Bet aš jums išimsiu ir jau turbūt jūs matote, ką aš jums čia parodysiu. Taigi turime super seną liejinį su super dideliais injector pointais, kurie čia tikrai gerai laikosi ir čia reikės jos kažkaip tais nupjaut. Turim tokias, nepasakyčiau, kad labai ryškės alekniedės, iškilusias linijas panelių, jeigu čia jos panelės yra, reiks pasižiūrėti, kas čia užknieda, bet viskas yra iškilę. Šios linijos yra pliusinės, neįdubusios. Tai kas manęs laukia greičiausiai, tai būtent visų iš tų linijų perbrėžimas, įgilint jas. Nes aš tikrai nemanau, kad jos turėtų būti iškilusios. Aišku, čia pasigilinsim šiek tiek daugiau apie jį, bet na, čia manau nelabai reikės ir gilintis. Pats plastikas kaip Italeriui, tai jis toks
ką žinau, minkštokas jisai nėra, jis čia labai ir blogas, bet aišku, jo forma savo sudaro tvirtumą. Bet kas kol kas man patinka, aš taip stengiuosi prasibrėžti liniją, nematau bent jau iš karto didelių duobių, štai čia kažkokia tai duobutė yra liktais, va, matoma, va čia, daugiau, čia kažkas, daugiau lyg pats išlietas šitas kebuliokas visai neblogai. Toliau mes turim štai dar vieną liūdną reikalą. Tai variklio groteles, kurios yra kiauros, kaip kurios yra ne. Čia reiks, aš nežinau, kiek paukot gėliauščių, kad visus juos padaryti vėl kiauriminius. Nes, jie negali būti nekiauriminiai. Taip pat tas įliejimas toks grubus, tiesa, ir duobučių čia yra daugiau. Be abejo, aišku, tose vietose, kur yra išmetimas. Bet čia įtariu, kad reiks tvarkyti. Nors tiesa, irgi bejoju, gal reikės tvarkyti, nes šitie aparatai nebuvo, jie labai tikslus. Jie buvo ganėtinai grubus, sakykime, reikalas, darytas rankomis. Tai ten super tikslumo nesitikiu, tačiau kai aš jau jį darysiu, tai stengsiuosi, aišku, atsižvelgti į realybę. Nes aš mėgstu labiau žiūrėti realybę, o ne kad taip gražiau. Čia taip pat kniedės ir linija panelės yra irgi pliusinė. Kas labai nežavi. Toliau vienas įdomesnių dalykų yra tai, kad yra duota grandinė, kurią reikės visą susirinkti. Yra visi nareliai, kuriuos reikės pačiam susimaut, susinerti ir pasidaryti iš to grandinę savo. Aš sakykim taip, labai gerai, kad tai yra ne išlieta grandinė, o tai yra tikrai atskira, tai daug smagiau. Tik nelabai žinau, kaip jinai laikysis, nes turbūt nusako, kad nelabai gerai laikysis. Toliau turim variklio liejinius. Nežinau, kodėl jis sidabras, nes tikrai čia ne tas modelis, kuris turi būti nedažomas, bet sakykim, varžtai aišku yra visiškai paprasti padaryti, net neturi formos, tiesiog apvalus ar, gal ir turi jie šiek tiek formos, kaip tikro. Šiaip nematau iš tikrųjų labai kažko blogo, ties pasakius aš čia pas jį. O kas gal skaičiu, netgi mano nustikimas iš šitą malką dabar yra geresnis, negu jis buvo pačioj pradžioj. Čia dabar turim dar sujungimą, čia jau išlindo užmarkai labai smulkus. Tai čia teks pasikankinti, čia matau, kad turbūt važiuoklės yra dalis. Ir čia pušmarkų iš tikrųjų bendrai paėmus netrūksta. Kaip ir aišku, skutimo bus sočiai. Turim dar tokią dalį, kur čia iš viso nežino kas čia. Čia reiktų žiūrėti instrukciją turbūt. Turim visą krūvą liejinių ratų. Dabar nelabai suprantu, kodėl čia jų tiek daug, nes ratai lygtais tai buvo 4. Bet aš manau, kad mes jeigu sužinosim, gal pasižiūrėjus instrukciją pasidarys aiškiau. Turim štai jau ir dantatį patį. Krėslą turim, štai tokį su efektu visai įdomiu.
tokiu vat susiraizgaliojusiu viso. Gal ir neblogai, bet yra problema, kad ten yra kažkodėl skylė. Čia tokia mažesnė skylė. Kažkaip suabejoju, kad tokios buvo, bet nu, okei. Turim nuėmimą. Turbūt čia yra valdymo važiuoklės dalis. Nežinau, kol kas žinant, kad čia 700-ųjų, sakykime, metų yra reikalas, tai visai gal ir neblogai čia taip jau. Tas tiesa visai neblogai, aišku, labai gali pasikeisti, kai aš pradėsiu jį rinkti. Čia šiek tiek žiūriu išsvertus silienį radau ir vairą kažkodėl chrominį. Kokio velnio. Na, visą šitą lėnį reikės tiesiog įmerkti į DOT 4 ir nuimti chromą, von. Labai toks grubus šiurkštus kažkoks, nežinau. Chromuotas vairas. Kodėl? Čia turim iš tikrųjų modelio bazę. Tai va tokio dydžio bus šitas aparatas. Čia atrodo, kad čia būtų visas jo rėmas, bet čia pasirodo yra nerėmas, čia yra tik šitos detalės, o čia yra tiesiog jau laikiklis, kuris išlėtas va taip storai, vėl nuskabintas, kas bus tiesiog smagumėlis atsikirpti viską. Na ir turim štai va tokios auksinės, jeigu čia taip galima pavadinti detalės ir medinės, jei taip galima pavadinti detalės. Šitas dalis aš turbūt visiškai pakeisiu tikrų medžių, nes mastelis vis tik leis. O čia, kaip čia atrodo, tai čia yra, na, toks, sakykime, jie negali neduoti šitos dalies, bet kad jinai jau yra, tai bus labai geras šablonas, sakykime, viską atkartoti nuraus tikrų medžių, nes čia dažyti, medžių neišgausi, nebendėsi dekolę panašiai tą nėra, bet čia yra kažkokios medinės plokštės, o tokios. Kiek aš čia pagal mastelį, aš irgi nežinau, nors atrodo susuktos kaip ir varžtais. Būtų galima pasimatuoti, pažiūrėti, koks šitas varžtas, bet aš manau, kad čia turėtų būti jos kažkodėl smulkesnis. Da, bet kaip sakiau, čia, manau, ateityje. O šitas auksinis, neauksinis daiktas, tai čia matau, kad netgi ne visos skylės kiauros, irgi reikės pažaisti jas visas prakapot. Nes matomai čia gal neleido leidinys, jisai dar čia ne per vidurį. Nu jam. Darbo laukia daug. Dabar aš tą modelį surinksiu. Aš surinksiu jį vien dėl to, kad kanale mažai yra to auto būtent modelių. Tačiau tai bus stipriai ateityje, kol kas vis dar eiliai mano sraigtasparnis yra. Aš jo neužmiršau. Bet šitai serijai apie šitą daiktą nusteikit irgi turbūt ilgesniem, nes čia darbo taip kaip ir nedaug, nes pats modelis nėra sudėtingas, jame nėra daug dalykų, kurios daryti, tiesiog daug dalykų, kurios reikia tvarkyti, gal sakykim taip, arba dadaryti. Papildų, kas jam yra, aš nežinau, aš nežiūrėjau, bet žinau, kad jam šiaip reiktų nemažai papildų. Aš norėčiau iš tikrųjų tikros grandinės jam, ne tos plastikinės, kad jinai būtų su svoriu, ta prasme. Toliau, kaip sakiau, medį keičiau tikrų medžių. Čia įsakyta, ne taip čia labai matysis tas. Dar įdomus va štai dalykas. Tai yra, tai čia. Jeigu man tai pavyks ištraukti, nes kažkodėl pas šitą italerį viskas taip užpakuota, atrodo užspausta, kad sunku išlupti net iš maišelių. Tai va, tai pirmas superinis dalykas, tai mes turim maskę, kad uždažyti jėga čia. Čia yra super dalykas. Tada mes turim antrą maskę. Ar kaip suprasti, stikliukus. Kartu pačiu turim stikliukus, turbūt čia tiesiog, kad būtų ploni. Tai prie skydelio aš taip įsivaizduoju.
kažkas tokio dar įdomesnio, ko aš dar, sakykime, nebuvau taip jau sutikęs. Tada be abejo mes turime Talerio kepkolės. Gal čia tada šitas yra daugkartinis, ne, dydis ne tas. Na, aš turbūt ją tą užrašą dažysiu irgi. Kažkada, aišku, pasidarysiu maskės aš šiam. Nes, čia jau kažkaip nelabai žiūrisi, o kas čia? Čia tiesiog kartono gabalas. Tai iš čia tai tiek. Pažiūrim instrukciją. Tai va, Fiat Mephistofelė. Turim pirmą lapą spalvotą ir toliau seną Talerio instrukciją, kur tu daryk tu, ką tu nori. Čia šiaip surinktas šitas Fiatas, būtent nuotraukos yra labai gražiai, turėčiau pasakyti. Detaliam tokiam, taip, pasistengti, suvesti, atrodo viskas. Kiek čia yra to, sakykime, būtent modelio detalių aš nežinau, nes, pavyzdžiui, dėžutę aš čia nemačiau niekur, gal leidau kol kas, bet dar mes turim visą dėžutę reikalų. Įdomus dalykas, aišku, kad rodo, naudokite metalo dildę. Be abejo, nes čia kitaip nusišveisti aš nežinau, kaip čia reikės. Bendrai paėmus instrukcija netrodo labai jau prastai, bet iš karto toks neįprastumas, sakykime, pagal dabartinius modelius, kur rodo, kad drožkit detalės. Jau iš karto nuo pirmų veiksmų rodo, kad jūs detalės drožkit. Čia jums reikės. Ir kitas dalykas yra užsilitot galus. Va. Prasikišus, kad jie veiktų, reikės galus užlitot, tai yra užspausti su lituokliu, padaryti burbuliuką, kad jisai neišsitrauktų, o neklijuot, kad jisai veiktų. Čia tokio veikimo principų padarytas jisai. Kad viskas ale pasibūtų. Visai šiaip įdomu, kad yra štai ir laidai parodyti pajungti. Tiesa, matau, kad ne visi, 2. Gerai, bet jie yra. Variklis atseit detalus, turi čia kažkokių teistuvo detalyčių. Gerai, bet man dabar įdomu tos ratus, kodėl ten ratai pas mane yra 8. Ai, tai va, gaunasi, kad į vieną ratą eina 4. Taip susidaugina jie, aš galvoju, kad 2 tisais. Čia gaunasi, kad 4 į vieną. Tada viskas kaip ir tvarkoja. Tai va, tas senas toks piešimas, jis turi savo šarmą, vis tiek negaliu sakyti, man pats kaip aparatas gražus. Čia tiesa įdomus dalykas. Čia gal surinktas paprastai modelis, nes grandyje nedažyta yra. Ne? O štai čia, priekį, jau grandyje dažyta, jau čia biški toks patobulintas variantas štai šito aparato. Įdomu, tikrai vis tiek įdomu. Kažkada pamėginsim. Taigi, paskutinė dalis, ką čia įdėjo Taleris. Čia buvo koks lipdukas ir ką mes čia turim. Taigi, turim varžtelių įvairių dydžių. Tada turim spiroklyčių, būt motorui, kas, jėga. Turim kažkokių tais kaip ir šlango, turim medžiagos keletą, tai čia gal diržas. Ir taip turim virvę tą, kur apsukti reikėtų duslintuvą. Pagal vaizdą yra taip. Žodžiu, komplektacija tokia įdomesnė. Šį Talerį aš norėjau surinkti labai Stratosą, bet aš tiesiog nežinau, kaip daryti kitų reikalų ir ar pirkti. Tai kažkada. O šiam kartui tiek. Sėkmės ir iki.